į miestą netraukia. O miestas man iki Geležinio Vilko 15 minučių į Kauniuką. Ne, nesigailėjau ir kaip tik, sakyčiau, kasdieną džiaugiuosi, nes gyvenau 78 kvadratų bute, jeigu neklystu, o dabar gyvenu 30 kvadratų laive, dar plus terasos. Tai dabar visas gyvenimas kompaktiškesnis. Tai kaip tik džiaugiuosi, toks viskas po ranka. Gal atrodo, kad ant vandens turi judėti tie dalykai ir siūbuoti, bet čia 21 tona ar 22 tonos laivas, tai jisai pakankamai stabilus. Buvo, čia dar žiemą prieš ledą buvo tokių biškių gūsių, bet jisai toksai ne tai, kad į kairę į dešinę, o tai biškį pasiubavo naktį. Buvom išplaukę ir iki Kruonio, iki Yacht klubo. Nemažai ant elektrinių variklių plaukėjom, tai taip labai švelniai, tyliai, be jokio garso, vibracijų. Aišku, didelių greičių jisai neišvysto, maždaug taip iki 10 km/h greitis, bet drąsiai užtenka, nes, pagazuot, vis tiek čia. Nenoriu su savo miegamoju ant glico eiti ant 50 km. Ne toks objektas. Tai šiaip, biškį pakeliavom. Nelabai daug ir spėjau, nes toj kelionį iškeliauju, tai gal kitą metą daugiau paplaukėsiu. Nežinau, ar kažkas būtų dar kito, ką galima rinkti skardą, bet skarda vėlgi turi ir savų niuansų. Aš gal vertinu garso izoliaciją, tai medis jau vėl geriau absorbuoja, negu dėčiau skardą aplinkui pastatą. Plius čia nemažai saulės, tai užkepina, tai vėl įkaistų labiau. Tai kažkaip kaip ir viskas gerai. Sakau, per tuos metus nepabėgo. Aišku, saulė daro savo, blūkina tą medieną, bet man tai normalus dalykas, nematau kaip minuso. Ne, turbūt, kad medžiagų kaip ir nebūtų ką labai ir į kitą keisti. Vis tiek kietmedis terasos, tai kaip ir nesibraižo. Aišku, būna vienų kitų pabraižymų, bet čia su metais ateityje pasidarysiu kokį vieną pašveitimą, nutepliojimą. Su fasadu tai kol kas viskas gerai. Sakyčiau, nuo prieš metus laiko, pusantrų, kaip jau sukalti fasadai, tai tokio nublukimo dar mažai yra. Tai artimiausi planai susiję su namais? Tai aišku, norisi po marias pakeliau daugiau, tokį jau tripą padaryti, bet čionais grįžimo prie liepto. Viduje yra vis tiek nemažai elektronikos, tai tokių gal garso izoliacinių dalykų pasidaryti, kad tyliau būtų. Ir visa kita kaip ir viskas funkcionuoja, tai kaip ir mažai ką jau ir keisti reikia. Planuoji sulaukti senatvės čia? Jo, tikrai taip. Nelabai įsivaizduoju, kur galėčiau geresnę vietą rasti Kaune ar aplinkui nei čia.